Oho, tu negali nušauti homo žmogų? Palauk. Ar jūs girdite Hanzo homofobas? Bū, nulip nuo scenos. Aš ne... Ant ką? Šakas ir Matas, Hanzai, atiduok man laimėjimo tašką arba aš ant tave sustumsiu Facebook'e. Ar bandei ilgai pažiūrėti į veidrodį ir po to užsikišti save? O ne, kokia nelaiminga ateitis atkeliavo man. Skausmas neiškenčiamas, nusižeminimas taipogi neiškenčiamas. Ir su tai aš mirštu. Tik pajuokavau. Ačiū jums labai. Koks pasirodymas, bravo. Turbūt tai buvo geras pasirodymas. Dabar, jei jūs nepykstat, aš pasimsiu laimėjimo tašką. Mes tau neduosim to tašką vien dėl to, kad homo. Jūs man neduosit to tašką vien dėl to, kad aš homo? Dabar viskas. Aš stumiu ant tavęs Facebook'e. Aha, gražiai mėtot kiauliasnukiai. Padėkit. Prisikėlimas. Hanzai, broli, padėk man. Liūto karaliaus ištrauka. Aš šitaip galiu visą dieną. Na tai, gerai praleis laiką. Negi tu mane taip ims ir paliksi čia? Taip. Homofobas. Ar tau reikia pagalbos? Kągi tu, panelytė, man Už daugiausiai žmonių prikėlimo skaičių. Nėra už ką. Prakeikti homofobai. Kas per? Ar tai tu čia žaidėjai su keliavimo laiku? Tipo mano aparatas? Ar jis žaidžia su keliavimo laiku? Kažkiek tai. Jo. Na tai jo. Aš atvykau čia, nes Vibli Vobli laikučio daiktukčiai buvo ekstra Vibli Vobli per mano laikučio veiksniuko detektorių. Aš atvykau sustabdyti tai, kas Vibli Vobli sukelia. Tai, kad ir ką tu darai, nustok. Nustoti? Ir kasgi tu toks būsi? Na, aš daktaras. Daktaras kas? O jei rimtai, keliavimas laiku ne juokai, tau reikia nustoti žaisti su laiku nuo dabar. Nuolatinis keliavimas laiku gali padaryti žalos ateičiai žmonėms, kaip tu keliavimas laiką uždraustas. Žmonėms kaip aš? Taip, žmonėms kaip tu. Tu negali kalbėti apie homo žmonės šitaip. Pala, ne, aš kalbu apie tai, ką tu darai, man nerūpi ar tu homo. Vau, tau nerūpi homo žmonės? O dieve, ar iškyla problema mergit? Šitam vyrukui nerūpi homo žmonės. Aš taip nesakiau. O rimtai, kaip tu drįsti žaisti homo žmonės, tu silpnas ir nubaltas žmogeliuk. Aš toj tavo murmuzę sukalsiu. Aš kartą nuglabėjau lokį su šaukštu. Aš kovau prieš krokodilą su didžiąją koją. Aš valgau blizgesius pusryčiams. Bet tai nesveikia, todėl atsiimsiu tą sakinį. Aš tau prisiekiu, pasigalėjimo neparodysiu. Aš dabar eiti surasti Merse. Taigi mano nuomonė nepasikeičia. Tu turi nustoti. Ar aš laimėjau? Abejoju. Taigi apie ką tai buvo? Kapitonas telefono būdelė norėjo, kad aš nustočiau teleportuotis. Kodėlgi? Kažkas, Vobli laiko daikčiukai. Skamba pavojingai. Aš galiu žaisti su laiku kiek tik noriu. Tik pažiūrėk į mane, aš darau žalos ateičiai.
Laikučio verksniuko labiau jau laikučio verksnys. Ar mano teleportacijos aparatas visada buvo juodoji skylė? Victory!